Pradedu įrašymą. Žiūrėsime dabar Sandrą. Valymas buvo senokai. Valėsi, nepamenu, bet prieš metus gal kokius. Tai vat. Taip. Skaičiuoju iki 3. Susirasi eterinį kūną. 1, 2, 3. Man iš karto pradeda traukti akis, aš pamatau jos eterinį kūną ir matau, kaip jos akys iš šonų užanka. Toksai jausmas, kad dedasi tokia kaip plėvelė, kaip voratinklis, sueinantis į vidurį. Jos apsauga tokia kaip būna stiklas nuo senumo, toksai užsideda tokiu nepermatomu sluoksniu. Tai ir jos apsauga tokia atrodo, kaip būtų pasenusi, susenusi, toksai tas stiklas toks nepermatomas. O už to stiklo matau baltą siluetą. Kas tas per siluetas? Man jisai deda pozityvą, bet matau, kaip jį nori numušti. Toksai vat per programas. Ta apsauga, kuri yra aplink ją, tai yra ne jos, o bandoma užstoti vat šitą baltą siluetą. Man taip ateina, kad jos čia yra kaip... Jos, kaip čia dabar įvardinti, ateities hologramą, ne hologramą, bet iš ateities atėjusi. Iš paralelės. Iš paralelės atėjusi pati, taip. Kaip įdomiai. Bet per tą stiklą jinai negali prisisiekti. Aš matau, kad labai daug ženklų jinai siunčia, va šita paralelės jinai atrodo, kad baladojasi į stiklą ir negali susisiekti, perspėti dėl kažko tais. Aš nežinau, kaip fiziniam lygmenyje, bet man atrodo, kad yra kažkoksai sprendimas, kurį reikia ar tai priimti, ar tai apsispręsti, kažkas tokio, kur yra klaustukų daug galvoje, kaip pasielgti. Arba čia man rodo tokia kaip bendra informacija, arba šiuo metu tai yra, aš negaliu to pasakyti pagal laiko suvokimą, nes aš čia dabar, ką matau, nesuvokiu laiko prasme, nes laiko nėra tenais. Bet man labai indikuoja akis, atrodo, kad nemato situacijos ir toje situacijoje, kurioje reikia priimti sprendimą, yra pasimetimas. Šičia paralelės jinai nori ją perspėti, meta žvilgsnį mano į kojas, kojos sustingimas, kažkoksai nejudėjimas. Kaip luitas, toksai, kaip cementų luitas, kojos įstrigusios yra. Tai yra ne jos, tai yra irgi per apačią, per matricą ateinančios tokios kaip jungtys ir paduose yra tokia kaip įvardinti dabar tą emociją, tokia sąstingio. Sąstingis, eina šala, kažkaip jinai pati man šala, tokia kaip jaučiasi, kad šaltis nuo jos pradeda eiti tokia. Žiūrėk, kol tu dar žiūrėsi, aš tau paskaitysiu vieną dalyką ir gal tu jau žinai, aš tai nežinojau. Žodžiu, jinai nevalgo mėsos ir pieno produktų, ne? Ir jeigu dar nežinojote, pasakysiu, žalios akys persidaro į mėlynas, nes mėsa ir pieno produktai teršdami organizmą, ypač silpnesnį, kuris menkiau tvarkosi su kakučiais, akys žaliuoja, o švarus organizmas akys rudos arba mėlynos genetiškai. Tai va, čia moksliškas dalykas. Man dar toli gražaus iki dangaus žydrynės, bet matau, kaip per tiek laiko keičiasi. Aš nežinojau. Aš irgi nežinau, tai palauko, tai rudos akys ką? Jos genetiškai turi būti rudos arba mėlynos. Žalios yra toksinai. O, geras. Tai man dėl to akis indikavo. Aha, teisingai. Nu taip, akis. Dėl to ir perskaičiau, bet jos akis keičiasi. Taip, bet žinai, kas yra?
Čia matau, kaip ant akių einanti ta toksai voratinklis, jie nori pristabdyti šitą procesą ir kažkokį metą jai programas metą, nori sutrukdyti jai šitą regeneraciją. Palauk, aš pasijungsiu prie jos, gal aš pamatysiu dar kažką stipriau. Nu, tai ko tu lauki? Šonas mes aplinkui ratais Mes vaikšto, visos žiūriu. dienos neturim. Taip. Greit reikia prakošti. O tas situacijos nematymas, aš matau, kad pas ją labai greitai atsidarinėja tas suvokimas, kažkoksai kaip perversmas vyksta galvoje ir tai jiems labai nepatinka, nes jai suplanavę yra visai kitą, buvo suplanavę visai kitą labirinto programą, o jinai valydamas į save, jinai gali pamatyti tas užslėptas detalės, kur yra ne jos, jinai labai aiškiai matytų situaciją, bet programos kiša. Labirintas nėra sutrikdytas per kitų žmonių tą įsikišimą į jos gyvenimą. Ir jinai pametusi, šiuo metu eteriniam lygmenyje, aš matau, kad jinai pametusi kontrolę savo labirinto dėl to, kad per daug žmonių yra jos pačios labirinte. Mes žinome. Šeimos labirintas gali būti, nes čia mini, kad sūnus, žinai, jau yra pilnametis ten dėl vakcinų pergyvenais, kad jos nesivakcinuos, žinai. Nu, žodžiu, yra ten tokių šeimoje irgi niuansų, kur galbūt yra kaip, nu, įtakoja jos pačios, ne? Tai gal čia ir yra tie klaustukai, tas, kur sakau, situacijos, nežinojimas tos situacijos. Nu, aš nemanau, kad jinai galvoja, ar vakcinuosis ir ne, man atrodo. Gal ne apie save, bet tas aplinka ar neįtakoja. Ai, teisingai, gali būti, gal persiduoda jos pačios labirintui. Taip, galimas variantas, taip. Bet šiaip jai galvoje susidėlioja labai daug dalykų. Klausosi pastoji seansų, užsideda apsaugą, dalinasi įžvalgom su savo sesėm ir draugiam, kurios eina tuo pačiu keliu. Birželio mėnesį pas tavegi palydimas buvo. Taip, rudenį klausydama seansų pradėjo kas rytą valytis, persikošti kraują, nu, žodžiu, tą visą. Taip, technikinės tas matosi pagal tai, kas yra eterinėme lauke, kad jinai dirba su savimi ir dėl to tas atėjęs jos paralelinis aš bando jai pranešti kažkokią žinią, o matrica programuoja uždėdama tą stiklą tokį apgaubdama, kad nesimatytų ant viršaus. Ir sakau, per padus eina kažkokios tai programos, kad tokia nepadarytų kažkokio veiksmo, bet tas veiksmas liktais yra jos galvoje. Gal jisai dar nesusisiekė su tuo protu ir ne su tuo suvokimu, bet kažkoks yra. Aš jaučiu, kad lūžio taškas yra priartėjęs, aš nesuprantu, koks tas lūžio taškas yra. Aš nematau šito to fiziniam, aš galiu pasakyti eterį, bet nematau fizinio lauko, koks tai yra lūžio taškas. Tik kažkoks, šalia ir barbena, tas baltas siluetas, kažkaip jisai labai nori perduoti kažką tokio. Klausyk, dabar tada pasižiūrėjusi viską nuosekliai, kas yra. Tai yra akis, labirintas, yra kojos, labirintas. Ir apsauga tos programos einančios per apsaugančios. Užmeta kažkokiom programom, plokštelėm, tokiom situacijom, kad tik tai nepradėtų ten kokio taško nesusisiektų su tuo paraleliniu aš. Šiaip jai labai daug kas pasikeitė, čia kalapuškių pripešė man šipsenyčių. Žodžiu, prasidėjus pirmam karantinui, viduje buvo labai ramu, antram ten, aišku, verslai užsidarė, žinai, tiek jos, tiek vyro, bet vis tiek rami išliko. Vyrą dar paramino, žodžiu, susiklausė taip nuostabiai, viskas gerai, kad 10 metų tokių gerų nebuvo finansinė prasme. Žodžiu, viskas jiem išėjo į naudą. Tapo ramesnė, neįsitaško energijos, su dukra toks stiprus ryšys apie viską ir bet kada. Nors prieš metu čia dėjosi ne kažką.
O tai, žodžiu, dabar su vyru meilė rusena, nu, žodžiu, čia prirašęs man, žinok, romanus, bet aš, nu, neturiu laiko skaityti. Įsiėmė spiralę, sakė, super patenkinta, kaifuoja. Kas čia dar? Nu, va, čia apie tą sūnų, kad šiek tiek nukrenta vibracijos. Jis gaili mūsų, kad mes nenorim su dukra skiepytis. O mum atvirkščiai, ne? Tai va, žodžiu, tokie dalykai. Dar čia yra neramina pirma minusinė grupė, geidžiamiausia kraujo centre. Nelabai supratau, kodėl ją neramina tas dalykas. Dėl to, kad mes irgi esam šnekėję, kad šitos geidžiamiausios būna dažniausiai drago grupės. Aha, arba jo, arba donorais, ne? Jo, bet aš noriu iš karto ją nuraminti, kad prie jos tikrai kol kas, jeigu neišlaikys šitą savo vibraciją, prie jos joks drakas neprieis, gali programos atbandyti, sakau, neleisi susisiekti, bet jiems per aukšta jos vibracija, kad galėtų kažką tais pajungti. Nebent per kitus. Gerai. O kokių implantų nėra? Prikaišyto. Leidimų kokių kontraktų nėra? Nieks neatsiranda, nieko nematau aplinkui, tik tais, atsakau, tas labirintas, kad per kitų žmonių, bet... O tai per kitus žmonės parazitai kažkaip neprieina prie jos? Gali ją trigerinti. Tai parazitai neprieina, jie tiesiog matrica pasijungia, jeigu pagauna tą momentą, bet... Ai, nu tai pas ją programų ir taip yra, ne? Yra programų. Bet tas jos pozityvas ne viską prisileidžia, gali būti prijungta, bet paskui jinai pakelia vibracijas ir automatiškai tos jungtys atsijungia, nes, nu, nepakelia. Gali per lauką, kaip sakau, tą aplinkui ją apdėti tą nepermatomą burbulą, tą tokio stiklo, ir tada sumažina tą matomumą, tokį sprendimo kažkokį matymą. Gerai, tada aš paskaitysiu tokį punktą, kad tu pasižiūrėtum, kas toje vietoje yra. Jaučiu, kad vyksta dešinėje krūtinės pusėje pabadimai, maudimai. Aš žinau. Kas? Antra širdis. Kairiai pusė čia. Nu, nesvarbu, kurioj pusėje, bet susijunginiai, aktyvacijos vyksta. Ok, supratau. Nesenai pergyvena, kad 15 metais buvo krūtų operacija. Noriu, aš tau vibracijas pakelsiu. Nes aš juokiausi čia balsu. Krūtis pas mane buvo didelės, po žindymo ir nepriežiūros savęs, prasta mityba, sunyko krūtų liauka. Žodžiu, liko daug skuros, kitaip tariant, spanėlio ausis. Palanės juk, nes nebaigs skaityti. Vienoje spanėlio ausyje nykščio dydžio dariniai. 9 metus tiesiog eidavau pasitikrinti, ar viskas ok. Bet po 9 metų jie pradėjo daugintis ir gydytojai sako, visi operacija. Tada buvau 32 metų, net nenorėjau įsivaizduoti savęs viena krūtimi mažesnė, nes jau kompleksavau dėl tų spanėlio ausų, tai priėmiau sprendimą, kad per vieną operaciją pašalinti darinius ir įsidėti, kad nebūtų tuščia. Oi, čia dar, žinok, tokių juokingų dalykų, bet ok, nepaskaitysiu apie tos spanėlio ausis. Nu, žodžiu, operacija pasidarė, dariniai visi išėjo, ne? Tai nieko nėra ten, ne? Iš tos pusės. Eterinėme lauke aš nieko nematau. Aš tik matau, kad tos širdys yra aktyvuojamos, vis tiek fiziniam lygmenyje turi jaustis ta aktyvacija. Man nedega raudona lemputė toj vietoj. Čia dar toks yra, ką čia dar pasakyti, kai valausi, vis keičiu savo kraujo grupę į plius. Į plius, kai valausi.
Tai čia tas pas kaip su cheminiu nori pasakyti, kad iš minuso eina į pliusą? Jinai bando pakeisti tą. Ai, kai valosi, to aš jau gau, kad kai jinai valosi kokius toksinus. Man jau matai susisuko smegenys pačiai. Gerai. O kodėl jinai nori pakeisti pliusą? Koks skirtumas pliusas ar minusas? Nu, kažkaip yra ten kažkaip tas skirtumas, aš nesu ten ta medikė, kuri galėčiau pasakyti, bet aš norėčiau jai pasakyti, kad jinai atsipalaiduotų dėl šito dalyko, nes jai niekas negresia atrinėme laukia šitas, jie gal norėjo. Ai, čia dėl to, kad pričiupti ją nori? Ne. Ne. Jo, tai va, teatriniam laukia jos nepričiups, o fiziniam pati duosi į galvą, jeigu norės pričiupti. Tai va. Jo, ką čia dar matė? Ai, sapnavo prieš kelius mėnesius, kad skraidė iš toli lėkštė visą naktį, kad ateiviai atskrido ir per lubose stoglantį žiūri mane ir jaučiu, kaip žaibo greičiu traukia artyn mane prie jų ir aš staiga suformuoju saulės kamuolį ir sviedžiu juos. Jie dingsta. Nu va, pasipriešinimas. Ir prieš kokią savaitę sapnau, kad mus skiepijo kažkoks priverstinis skiepas. Prievartinis skiepas. Sapne aš įverčiu į vitaminą C ir labai daug sapnuoju nuo vaikystės. Juokauju, kad gyvenu 2 gyvenimus. Ai, žinau šitą jausmą. Tai realiai jinai valdo sapnus, tai prie jos niekas... Čia niekas, čia iš viso nieko pas ją nėra realiai. Žodžiu. Vat tas akis, vat ir dabar po technikinės, ar ne, mes išvalysim, tai vat jinai irgi, kai valosi, kiekvieną kartą irgi tas akis tegul prasivalo, nes matai, jie nori sustabdyti tą jai procesą, kad jinai nepamatytų per tas akis savęs tos paralelį. Važiuok, jai atrodo, kad jinai gyvena 2 gyvenimus? Taip. Nu tai tas paralelinis aš atėjęs šalia, kad duotų informaciją kažkokią tai. Nu tai vat. Per daug įsijautė, jie nori atriboti. Sustabdyti. Taip, va, dar galva dažnai skauda, migreninis skausmas. Kartais atrodo, kad nuo maisto, kartais nuo akių nuovargio. Įsitempusios, va. Matai? Akis. Bet dažniausiai jaučiu, kad skrandis streikuoja ir tada bum per galvą kokias 3 dienas skauda. Skrandis... Aš noriu pasakyti, nes aš suvedu tą visą informaciją į vieną. Kadangi šitame skrandyje yra tas irgi rezonavimo, ar ne, tas jausmas, tas drugelių jausmas, pavyzdžiui, kai informacija rezonuoja, gali būti per skrandį arba per širdį. Tai va tas jos paralelinis aš, jai duodamas informaciją, tai yra siūsdamas tą informaciją, kad jinai atsirakintų, jie blokuoja. Ir kad tai kaip blokuoja, ar ne, tas jausmas pereina į galvą, kad duoda problemą kažkokią, tu nekreip dėmesio į tą susisiekimą, o galvok apie savo galvą, apie tą skausmą. Tai va čia yra nukreipimas tas dėmesio, kad nesueitų informacija. Bet čia programos eina tiesiai iš matricos. Taip. Tai vat kitą kartą reikia identifikuoti ir iš karto nuliuoti, neleisti prisijungti. Nors šiek tiek skauda, iš karto eiti į kovą. Nes pas ją parako yra labai daug. Aš dar netgi, čia jai asmeniškai aš noriu pasakyti, jeigu galva pradeda skaudėti, tarkim jai, tada jinai pagauna tas mintis, dėl ko skauda galva, kodėl skauda galva, šnekėtis, ką matrica nori jai užprogramuoti, tada taip jai bus lengviau identifikuoti tas mintis, ką jai nori pakišti, nes matrica gali kišti atvirkštinį variantą. Tai reiškia, jeigu atvirkštinis variantas, tada pažiūrėti, ką jinai slepia ir tada apverti, kas po to slepiasi antonimu. Teisingai. Ok, tai žodžiu, nieko čia labai blogo nėra, bet ok, išsivalom šitą, ką turim. Paduok į antivirusinės.
Aš dar dedu šiandieninio seanso tą vulkano, šito ugnikalnio, tą išmetimą, sudeginimą. Išmesk globaliai, mes pamiršom išmesti. Aš seanse nepaminėjau, kad mes gavom tas antivirusinės, tai va dabar Judita pati išgirs, kad mes pasiėmėm antivirusinę. Tai jau sakė, jūs nenorėjot, sako, imti mano antivirusinės. Tai žodžiu, atrinėme laukia visas tas įvyko. Aš dabar užsiformuoju daug tų burbuliukų ugnikalnių ir išmetu globaliai ir Sandrai paduodu visą tą pluoštą atsinaujinimo visų. Jinai suformuoja savo. Pas ją rankose, aš neatsimenu jos seansų, bet pas ją rankose yra, su jos rankomis yra kuriamas grožis. Nesimenu ir aš jau, neklaus manęs. Prieš metus laiko buvo kurtų. Tai va, aš matau, kad, sakau, jos rankos yra kuriamas grožis, su jos rankų pagalba, kažkaip rankomis yra kuriamas grožis. Jinai grožio sferoj, palauk, grožio, taip, grožio sferoj ir dirbo. Uždarė, sakė, per karantiną jos. Taip. Aha, žodžiu, tai jinai dabar suformuoja pagal save viską, kas jai yra reikalinga. Aktyvuoja. Pasipriešinimas nueina į kojas, išstumia tas programas. Jinai su rankom taip išplečia. Netgi tas stiklas, kuris ją spaudė, jautėsi šiek tiek toksai vakuumas, spaudimas. Kai paleido antivirusinės, jinai iš vidaus su rankom taip pastūmė tą, tokia kaip prasiplatino netgi pačios savo apsaugą, davė savo daugiau tos erdvės ir laisvės tokios. Man ateina pirmas žodis kūrybinės laisvės. Per toksai limitas buvo savo, netgi sakyčiau, iš savęs pačios uždėtas limitas grožiui kurti. Tai va, jinai išstūmė. Žinai, ką dabar jinai tegul persitvarko savo labirintą ir atsijungia nuo šeimos labirinto. Aha, padaro. Sinchronizuoja su globaliniu labirintu. Įstato. Šita apsauga, kuri buvo, kur buvo sugedusi, ne kaip sakant, kaip jinai dabar atrodo. Ne, neišmeti, čia buvo matricos, ta tokia ant viršaus, va tas ir buvo, kai jinai savo apsaugą užsideda, ant viršaus jie uždeda tą nepermatomą stiklą ir gaunasi toksai kaip nematymas, tai jinai kaip atsigeneruoja, išstumdama savo erdvę duodama, jinai šitą išmeta matricos tą jungtį. Taip, dabar ant akių pasižiūrėk. Nėra ant akių nieko. Mentalinės plokštelės. Aha, išmeta. Emocinis kūnas. Kaip atrodo emocinis kūnas? Visai neblogai, ne? Neblogai. Ir aš matau, kaip tas visas matrica pasišalino, tas baltas siluetas per jos taip pat prie jos nugaros toksai kaip prisispaudė ir atrodo, kad iš tos kaip informacinį lauką duotų, taip stumtų, bet per nugarą toksai jausmas, kad išeina, dalinas informacinio lauku kažkokiu tai. Gerai. Pažiūrėk pinigų matricą. Neatrodo blogai, tu prasme, tai tiek, kad jinai, matau, kad jinai pasileidusi yra skaitmeninė. Tiesiog paleidžia tokią profilaktiškai apsaugėlės. Ar dabar yra jungčių su žmonėmis, kurie yra tokie, žinai, negatyvūs? Yra, nes aš matau, kad ne iš jos einančios, bet iš tų žmonių bando prijungti parazitai ją paimti, bet
matau, kad jinai vis nusikapoja, va tas toksai nuolatinis veiksmas yra šaunuolė. Iš tikrųjų, nežinau, ar jinai fiziniam daro tą lygmenyje, bet jos pasąmonė tą daro, nusikapodama tuos ryšius. Labai gerai. Nu, dabar pasižiūrėk čakrų veiklą. Čakros gražiai dirba, aš matau, kad gimdos čakroje tokia kaip man simbolika parodo, toje kūrybinėje tokia kaip naujas daigelis, kažkoksai žalia, kaip, nu, vat, besiskleidančiai gėlė. Nu, kai gėlė auga, ar net jinai pirmiausia išleidžia savo tą stiebelį, tada lapelius, kol kas nematau, kad tai pražystantis, nematau to dalyko, bet jisai eina tokia kaip į augimo procesą, į skleidimosi procesą. Aš sakau, kažkoks yra lūžio taškas, aš nesuprantu. Gal pati suprasinai. Taip, ir informacijos laukas, pažiūrėk, užterštas per tą laiką visą. Ne, yra tų programų, pasileidžia antivirusinę. Žinai, tuo metu mes dar nebuvom radę archyvų, pasižiūrėk archyvus jos. Jinai turi prieimą prie archyvų. Pažiūrėk, ar nėra draugų. Ne, neprieina draugai, nes archyvai yra širdyje. O, ta prasme, tai jeigu aukšta vibracija ta prasme, jausmo, emocijų, tai ir parazitėms, jie kaip prie elektros tvorą jie negali praeiti. Taip, nu ir kas daugiau čia liko pas mus, pasižiūrėk. Aš tik pasižiūriu, kad astralas viskas tvarkoj. Dar tik aš duodu per burliuką, kad jinai pasidėtų dar daugiau šitų visų programyčių, kad jai palengvintų visą tą. Tai astralė yra jos paralelinė aš, ne, kuri visada būna perspėja per sapnus ir labai gerai. Aišku, yra ir integruotų sapnų. Ne visi yra taip, bet jinai turbūt žino, kurie yra kaip perspėjimas ženklai. Ok. Nu ir viskas? Tai aš tais peržiūriu dar viską, aplinkui būtų viskas švaru. Šito luito cemento nėra. Man jos tik pasąmonė nori pasakyti, atviresnė galimybėms, kažkaip tai reikėtų būti atviresnė galimybėms. Nežinau, irgi gal supras pati. Na, jeigu jai skirta žinutė, tai jinai turėtų suprasti. Viskas? Viskas, aš daugiau negaliu nieko pasakyti, man atrodo viskas švaru, gražu. Viskas gražiai. Ok, ačiū Lina ir sėkmės. Sėkmės.